Vilis Normanas, Raimondas Nabas. Meilė nugali viską. Persisotinau meilės stebuklais. Meilė nugali viską. Nugalės ir mano pasiryžimą tave pamiršti. Kaip nugalėjo pasiryžimą pamiršti tėvą, kurio nekenčiu nuo vaikystės. Prisimenu, kai grįžęs namo, radau jį girtą, sėdėti ant grindų ir vis dar laikantį tuščią brendžio butelį. Bijojau jį net pažvelgti. Tačiau tėvas atsistojo ir tarė: žinau, kad nekenti manęs. Visada nekentėjai. Norėjai, kad tavo motina mane paliktų. Atėmė ją iš manęs. O dabar nori, kad ir su šita, pirštu parodė į antrosios žmonos nuotrauką, išsiskirčiau. Tau nesiseka to nuslėpti, bet žinai ką? Staiga jis sugriebė mane ir užsimojo kumščiu. Ir aš tavęs nemyliu. Susitvardęs, nustūmė mane į šalį ir užsidarė savo darbo kambaryje. Nuo tos akimirkos mūsų bendravimas pasikeitė. Nei aš, nei jis daugiau nebeapsimetinėjom. Atvira neapykanta jam netgi patiko. Vieši pažeminimai ir antausiai tapo mano kasdienybė, tėviškos nemalonės išraiška. Tuomet dar negalėjau jam pasipriešinti. It klusni avelė. Kesdavau jo brutalią jėgą ir šlykščias kalbas, tačiau mintyse kiekvieną akimirką jį žudžiau. Tik jis vis prisikeldavo ir su dar didesniu įsiūčiu akyse grįždavo į mano apgailėtiną gyvenimą. Vieną dieną sulaikiau jo ranką. Man netgi pavyko ją nulenkti ir įžūliai stebėti tėvo akyse gimstančią baimę. Aš suaugau, o jis paseno. Suvokęs tai, stūmiau jį į sieną. Tada priėjęs vėl sugrėbiau ir sviedžiau į tuščią cukrinę į valgomojo stalą. Jo keiksmai manęs nebetrikdė. Jis nebepaėgė manęs sustabdyti. Tikriausiai suvokimas, kad esi galingesnis, aptemdo protą. Grąžinau visus antausius. Galiausiai tėvas krito ant žemės ir pirmą kartą po daugelio metų pavadino mane sūnumi. Jis pasakė: sūnau, užteks. Ema, ir tau užteks.